Sveiki, mėlyjeji mūsų žiūrovai. Su jumis laida apie mokslą, technologijas ir kitas įdomybės IT+. Sveikiname sulaukus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos. Na, o šiandienos laidoje papasakosime apie Švedijoje atidarytą parduotuvę, kuri veikia visai be darbuotojų. Google paieškos sistemą vaikams ir Virgin Galactic naujieną. Taip pat daugybė naujienų iš Mobile World Congress parodos Barcelonoje. O laidos pabaigoje konkursas. Gero žiūrėjimo. Švedijos mieste Vikene atidaryta pirmoji pasaulyje parduotuvė be kasininkų ir apsaugininkų. Jų darbą jau keletą mėnesių sėkmingai keičia kompiuteris. Automatinės parduotuvės idėją įgyvendino švedų IT specialistas Robertas Ellesonas. Jis sukūrė mobiliąją programėlę, kuri visiškai pakeičia žmonių darbą. Parduotuvė dirba visą parą. Norėdamas užeiti į vidų, pirkėjas turi duris atidaryti specialioje programėlėje. Prekybos salėje pirkėjas pats turi nusiskenuoti kiekvieną prekę, pridėdamas ją prie savo išmaniojo telefono. Kadangi parduotuvėje nėra kasos, sąskaitos už pirkinius siunčiamus pirkėjui kartą per mėnesį. Programoje taip pat veikia pagalbos pirkėjams tarnyba, kuriai pirkėjas gali perduoti duomenis apie tai, kokių prekių parduotuvėje trūksta. Daug mažų yra tokių miestelių Švedijoje nebeturi mažų vietinių parduotuvių, arba jos dirba gana trumpą laiką. Šias parduotuves išstūmė didieji prekybos centrai, kurie neretai yra už pusvalandžio ar daugiau kelio nuo namų automobiliu. Pavyzdžiui, Vikene gyvena vos daugiau nei 4000 žmonių ir išlaikyti parduotuvę su darbuotojais tiesiog neapsimoka. Dabar pilnas maišas naujienų iš Mobile World Congress 2016. Parinkome kelis telefonus labiausiai vertus dėmesio. Samsung pristatė naują Galaxy serijos telefoną. Bendrovė nesukūrė visiškai naujo kūrinio. Ji paėmė tai, kas yra geriausia iš S6. Ištobulino ir sukūrė du naujus telefonus – Galaxy S7 ir S7 Edge. Paprastas S7 turi kiek didesnį nei 5 colių AMOLED ekraną, bei yra sumontuotas iš stiklo ir metalo. Jo bendra forma ir išvaizda yra labai panaši į Galaxy S6, tačiau jis yra šiek tiek sunkesnis ir milimetrų storesnis. Galaxy S7 Edge nuo praėjusių metų modelio pasikeitė daugiau. Naujajame telefone sumontuotas 5,5 colio ekranas. Čia užlenkti ekrano kraštai pasitarnauja ne tik kaip stiliaus elementas, bet ir padaro telefoną juntamai siauresniu nei kiti. Ekrano šonuose esantis rėmelis ir kiti montavimo elementai pilnai užlenkti. Išmaniojo nugarėlė taip pat turi išlenktą stiklą. S7 serijos telefonai yra atsparūs vandeniui. Juos galima panardinti į 1,5 metro gylį iki 30 minučių ir nieko blogo neturėtų nutikti. Ši funkcija tinkama apsaugoti telefoną duše, kai jis įkrenta į vandenį ar mirksta kišenėje per liūtį. Vartotojui nereikės rūpintis jokiais jungčių dangteliais nuo vandens. Telefonuose įdiegta visada jungto ekrano funkcija. Laikrodį ir pranešimus bus galima pamatyti nieko nejunginėjant. Baterijos tarnavimo laiko tai beveik nesutrumpins. S7 telefonuose sumontuoti 32 arba 64 GB pastovios ir 4 GB darbinės atminties. Taip pat galima įdėti microSD kortelę ir tai padidinti talpą iki 200 GB. Dviejų SIM kortelių modeliuose teks rinktis. Į antrą vietą dėti SIM ar microSD kortelę. Samsung S7 Lietuvoje kainuos 718 €, o S7 Edge 818 €. Samsung S7 telefono galimybėmis jau spėjome įsitikinti. Vilniuje vyko Lietuvos ekonomikos konferencija, kurioje buvo panaudoti sprendimai su Samsung S7 telefonais. Sprendimus sukūrė 5TV. Vienas renginys buvo sumontuotas didžiojoje konferencijos salėje ir atliko vaizdo kameros vaidmenį. Vaizdas 11 valandų be perstojo belaidžių būdu buvo perduodamas į konferencijų centro foje esančius ekranus. Taip pat Samsung Galaxy S7 telefonu buvo užmegzta vaizdo konferencija tarp Lietuvos energetikos ministro Roko Masiulio, kuris tuo metu viešėjo Japonijoje, ir konferencijos dalyvių. Ministras perskaitė 10 minučių pranešimą ir atsakė į dalyvių klausimus. Šiuos sprendimus konferencijoje įdegė 5TV. Tikimės, kad artimiausiu metu galėsime jums gyvai pristatyti Samsung S7 Edge ir apžvelgti jo galimybės realiai juo naudojantis. LG naujas telefonas G5 nustebino pasaulį su galimybėmis iki šiol nematytomis kitose telefonuose. Tai galimybė prijungti prie telefono papildomus modulius. LG juos vadina telefono draugais. Iki šiol vienintelis rimtas telefonas su keičiamais moduliais yra Google kuriamas Project Ara, tačiau jo dar laukti teks ilgai. LG G5 nors turi tik vieną keičiamą modulį, vis dėlto jau tuoj pasirodys prekyboje. Kartu su įrenginiu buvo pristatyti vos keli priedai. Pirmasis iš jų – Camera Plus, kuriame yra sumontuota baterija ir papildomi mygtukai valdyti fotoaparatą. Jis pavers telefoną patogesniu naudotis itin mėgstantiems fotografuoti. Antrasis telefono draugas yra Hi-Fi Plus.
Tai yra garso plokštė telefonui, kurioje sumontuotas Bang & Olufsen gamintojo garso dekoderis. Muzikos mėgėjai, kuriem nepakanka standartinio telefono garso kokybės, į šį priedą galės prijungti savo ausines. Hi-Fi Plus taip pat turi ir garsiakalbį. G5 turi ne vieną, bet dvi pagrindinės kameras – 16 megapikselių standartinė ir 8 megapikselių 135 laipsnių kampo kamera itin daug apimančioms nuotraukoms. Perjungimas tarp šių kamerų yra beveik nepastebimas. Bandant atitraukti vaizdą, nepastebimai įsijungs platesnė. LG G5 telefone taip pat yra keičiama baterija, 5,3 colio ekranas, 32 GB ilgalaikės ir 3 arba 4 GB darbinės atminties ir piršto antspaudų skaitytuvas ant Home mygtuko. Kartu su telefonu buvo pristatyti keli priedai – 360 laipsnių kamera, nuotoliniu būdu valdomas robotinis kamuolys ir virtualios realybės akiniai 360 laipsnių video peržiūrai. Kol kas dar nėra žinoma šio telefono kaina, bet tikėtina, kad jis kainuos apie 600 eurų. Xiaomi, kuri garsėja sugebėjimu pristatyti gerų parametrų įrenginius už mažą kainą, atidengė naują savo flagmaną – Mi 5. Telefone yra 5,5 colio įstrižainės ekranas, iki 128 GB atmintis, piršto antspaudų skaitytuvas ir 16 megapikselių Sony kamera, kuri visiškai neišsikiša iš telefono. Kameroje taip pat yra 4 ašių optinis stabilizatorius. Telefono nugarėlė yra keraminė ir turėtų būti labai atspari įbrėžimams. Telefonas sveria vos 129 gramus, lengvesnis už tikriausiai visų kitų gamintojų flagmanus. Oficialiai telefonas skirtas Kinijos ir Indijos rinkai, tačiau tikėtina, kad greitai pasieks ir likusi pasaulį. Na ir geriausia šio telefono dalis – kaina. Priklausomai nuo atminties kiekio, be mokesčių jis kainuos nuo 305 iki $413. Kiek rečiau sutinkamas gamintojas Alcatel išleido Idol 4S, kuris turėtų kainuoti mažiau nei 400 eurų. Jame yra 6,5 colio ekranas, 3 GB darbinės ir 16 pastovios atminties. Kas nori daugiau, galės įsidėti atminties kortelę. Idol 4S pasižymi keliom unikaliom funkcijom. Visų pirma, tai šį telefoną galima paimti bet kuria puse. Vaizdas ekrane apsivers, o pokalbiui bus įjungtas vienas iš 4 garsiakalbių. Kita unikali įrenginio savybė yra Boom mygtukas, kuris priklausomai nuo to, ką vartotojas daro, atliks skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, kai telefonas yra miego režime, mygtuku bus jungiama kamera, o jį palaikius ilgiau, iš karto bus daroma serija nuotraukų. Gal su Idol 4S pavyks nufotografuoti tuos dalykus, kurie paprastai pabėga iš kadro. Alcatel 4S yra supakuotas plastikinėje dėžutėje, kuri iš tiesų yra Google Cardboard tipo virtualios realybės akiniai. Telefonuose nėra pačių galingiausių procesorių, tačiau už tokią kainą jų tikėtis kol kas galima tik Xiaomi gaminiuose. Tiek šį kartą apie telefonus iš Mobile World Congress. Kitose laidose apžvelgsime nešiojamus kompiuterius ir dėvimus įrenginius. Google sukūrė paieškos sistemą vaikams Kidalko, kuris saugo vaikus nuo galimybės pamatyti netinkamo turinio svetaines ir vaizdo įrašus. Paieškos svetainės dizainas skiriasi nuo įprastinės. Vaikus pasitinka raudonas robotas kitoje planetoje. Įrašius netinkamą žodį pasirodo pilkas robotas, pranešantis, kad rezultatų nėra bei siūlantis mėginti ieškoti iš naujo. Pavyzdžiui, ieškant informacijos apie garsų asmenį, Kidal pateiks tik geras žinias, o atmes visą to asmens nedorą veiklą. Pavyzdžiui, jei jis kažkada vartojo narkotikus, vairavo išgėręs, ar įvyko koks nors kitas vaikams netinkamas dalykas. Kadangi šiais laikais vaikai internetu naudotis pradeda labai anksti, vaikiška paieškos versija labai aktuali tėvams, norintiems apsaugoti vaikus nuo žalingos informacijos poveikio. Kosminio turizmo paslaugą vystanti bendrovė Virgin Galactic pasiruošusi tęsti bandomuosius skrydžius. Naujasis Spaceship Two erdvėlaivis, kuris pakeis 2014 pabaigoje prarastą, jau parengtas. Pavadintas VSS Unity erdvėlaivis įkūnija naujas saugumo funkcijas, kurios apribos piloto galimybės daryti klaidas. 2014-aisiais erdvėlaivis subirėjo ore todėl, kad pilotas netyčia perjungė oro stabdžių svirtį, kai to daryti tikrai nereikėjo. Naująjį VSS Unity pakrikštijo profesorius Stephenas Hawkingas, kuris sakė, kad jei galės, mielai skristų į kosmosą su šiuo erdvėlaiviu. Nors dar nėra žinoma, kada keleiviai galės sėsti į erdvėlaivį, daugiau nei 700 norinčių užsirašė ir sumokėjo po $250,000. Šį kartą tiek, o dabar trauksime vieną laimingai, kuris laimės pirmąją papildytos realybės knygą. Taigi, sveikiname Paulių Kuzmicką. Susisieksime su jumis per Facebooką. Turime dar vieną šios serijos knygą, kurią pralošime kitą savaitę. Konkurso taisyklės tokios pačios. Dalinkitės šios laidos naujieną. Ir būtinai parašykite, kodėl žiūrite IT+. Gražaus jums savaitgalio. Iki susitikimo po savaitės. Iki.